Na ką, mėlyjei, labas, labas. Sveiki visi. Mes, Tomas ir Kristina Kesminai, tradiciškai jau turim tokią savaitgalių tradiciją pristatyti jums po iššūkį. Taigi šis iššūkis bus šiek tiek kitoks. Jisai vadinsis Jumping Jackų iššūkiu, o lietuviškas vertimas, ar žinai, Kristina, kaip verčiasi Jack? Nežinau kaip. Šokinėjančios žvaigždutės. O, aš būsiu žvaigždutė šokinėjant. Jo, tai mes parodysim jums sudėtingesnę versiją ir porą lengvesnių. Taigi, ateinam į salę, susirandam čia kažkur vietelę, kur, Kristina, čia geresnė vieta būtų tau. Čia gražiausia vieta. Gal per centriuką? Čia? Jo, tai klube groja muzika, tai gali nelabai čia kas girdėti su tais garsais, tai einam gal čia žiūrėk į kampą, va. Gerai? Tai Tomai, tu tada parodyk, pademonstruok tą sunkesnę, klasikinę Jumping Jacko versiją, o aš parodysiu paprastesnę. Tiem, kurie niekad nėra tokio darę pratimo, arba kurie turite didelį viršsvorį, tai šuoliukai pradžioj nelabai rekomenduojami, tai dėl to jūs darysit su manim mano versiją, o pažengę darysit Tomo versiją. Pirmyn. Tomai, pasiruošęs? Liuks, gerai. Tomas rodo, gali pradėti. Na, o mes įkelsime jums būtinai lentelę, kurioje bus nurodyta progresija, kaip didinam atlikimo skaičių. Tačiau rekomenduojama bent jau pradėti nuo 70 jumping jackų ir tikslas mūsų yra užauginti pratimų skaičių iki 200. Žinoma, tai darysime palaipsniui ir būtinai pasižiūrėkite lentelę. Puikiai, labai gerai Tomas viską padarė. Jo, šitas pratimas vienas smagiausių yra mano ir labai jaučiasi, kaip staigiai pakyla širdies dūžių skaičiai. Kiek jis kyla, mes pereinam iškart į 3., 4. kardio režimą. Na, o Kristina dabar parodys mums lengvesnę versiją. Nu, Kristinėlė, rodyk. Matome, kad Kristina daro čia tokią kitokią, va, kojos pristatymas. Rankytės taip aukštai nekeliamos, iš karto krūvis yra mažesnis. Jo, įdomi šita versija. Tai va, kas patirėt sunkumo arba saugote širdelę, tikrai darykite tą lengvesnę versiją. Ir yra dar viena versija, kurią tuoj parodysiu. Einam, Tomai. Nuo suolelio, nuo fotelio. Perduodu mikrofoną Tomai. Gerai. Kėdutė suolelis, jo. Ir ką mes čia darom? Geras variantas. Tiesą pasakius, aš šito nesu dar matęs. Bet reikėtų truputėlį giliau įsėsti, kad nebūti. Ir tada mums svarbu yra plėsti kojas. Ok, pakomentuok pati gerai dabar, ką čia pasakėjai. Darydama negaliu komentuoti, tačiau įsėskite truputėlį giliau, į kėdutės nesidėkite ant pačio krašto, kad nenukristi. Ir mūsų tikslas yra praplėsti kojas ir suvesti jas, išlaikant tiesią nugarą, patemptą pilvą. O rankomis galite varijuoti, galite rankas kelti aukštyn, galite rankas palikti žemesniai amplitudei. Tai vėlgi žiūrim palei save, palei savo spaudimą, širdies ritmą, galimybės, nuotaiką ir tos dienos nusiteikimą. Na va, taigi priimkite šitą fit iššūkį kaip labai rimtą, labai nesudėtingai realizuojama ir tie 3 variantai, reiškia, pritaikomi visoms amžiaus grupėm, bet kokiam fiziniam pasiruošimui. Nežinau, kaip čia gausis šitas įrašas, nes salėje buvo labai didelis triukšmas, didelis garsas. Aš manau, kad viskas pavyks. Svarbiausia, kad būtų vaizdas geras, kad matytumėt, kaip tai daryti. Jo, kaip Kristina ir minėjai, tai įkelsime to irgi iššūkio lentelę. Per 10 dienų yra rekomenduojama pasiekti 200 tokių šuoliukų. Tai nereiškia, kad tai per vieną kartą padaryti. Galime ten skaidyti ir 4 kartus per dieną po 50 arba 2 kartai po 100. Taigi visi dalinkitės, būkite entuziastingi, priimkite bet kokius iššūkius, nebūtinai jumping jackų ar 10 000 žingsnių ar pritūpimai. Visi fizinio aktyvumo variantai tikrai yra sveikintini ir lauksime pasidalinimų komentaruose. Gražios dienos. Ate.